Dažnai rašytojos ir rašytojai skirstomi į du tipus. Tai romantikės romantikai ir architektės architektai. Jūs galite pagalvoti, kuriam tipui priklausote. Po to, aišku, jie išsiskaido į dar mažesnius potipius, bet bent jau pradžiai suvokite, ar esate tie romantikai, romantikės, kurios rašo laisvai, su tam tikra minčių tėkme, nenorite galvoti apie struktūrą, nenorite planuoti, kas po ko turi įvykti, keliaujate tarsi pievoje nuo gėlelės prie gėlelės, kuri dėmesį patraukia, kurios spalva ryškesnė, kvapas gaivesnis, prie tos ir nueinate ir, žodžiu, vinguriuojate visiškai netikėtų keliu, neplanuojant ten, kur įkvėpimas atveda, ten, kur dėmesys susitelkia, ten ir keliaujate. Tai čia romantikų tipas, kitaip tariant, nemėgstantis struktūruoti ir planuoti. Architektės architektai yra priešingybė, tas tipas, kurie, kaip ir realybėje, prieš statant namus, nori turėti brėžinius, apskaičiuoti pagrindą, plotį, aukštį, visus kitus reikalingus elementus, iš kokių medžiagų tai bus padaryta, kiek aukštų turės, kiek kambarių, patalpų ir visa kita, koks stogas tam bus uždėtas. Kitaip tariant, ne iš pradžių statoma, po to galvojama, kasgi čia man neišėjo arba išėjo labai gerai, bet pasiplanuojama ir tada daroma. Aš pati priklausau architekčių tipui, todėl man ypatingai patinka struktūra. Manau, kad man tai suteikia saugumo apgalvoti savo idėją, iš anksto ją pasidėlioti, pasiplanuoti, bet to tai suteikia daugiau laiko pačiam rašymui, nes kai aš rašau nežinodama, kur tai mane nuves, tuomet tenka nemažai redaguoti, peržiūrėti, grįžti prie tų pačių struktūros pagrindų, gal trūksta intrigos, gal trūksta peripetijos, galbūt neišvystyta tam tikra struktūros dalis ir taip toliau. Kai aš viską smulkiai susidėlioju, pavyzdžiui, po santraukos išsirašau scenų planą, kas po ko vyks, tuomet aš jau savo ramiai žinau, kad dabar keliausime į šitą poskyrį ir ten kalbėsiu apie tai ir tai. Arba keliausiu į šitą pjesės sceną ir šituo metu jau Justė bandys gauti paskolą banke. Tai žodžiu, tai padeda sutaupyti laiko po to. Dar vienas geras aspektas, kad tai padeda suvaldyti laiką, erdvę ir veikėjus, nes kai jų tiek daug ir scenos vyksta įvairiausių metų, vien pasitelkiant iš galvos informaciją arba vinguriuojant ten, kur nuveda intuicija, man būtų sunku susiorientuoti, kurioje pasakojimo vietoje šiuo metu aš esu, ką man reikia padaryti, kad sutelkčiau skaitytojų ir žiūrovų dėmesį, kad jiems būtų įdomu ir jie sektų veiksmą sulaikę kvapą. Taigi, kai aš viską išsidėlioju ant popieriaus ar kompiuterio ekrane trumpesnė forma, man tada yra lengviau ir suvokti pačius dalykus.